Surskiai, kaip vertinat kratas Gariūnuose? Labai blogai vertinu kratas Gariūnuose. Kaip galėjo iš viso prokuratorius Jancevičius išdrįsti pakelti ranką ant dar Kirkilo patvirtinto nacionalinės svarbos objekto Gariūnų. Tai kur mes visi nusirysim, leiskit paklausti, jeigu bus kratomi nacionalinės svarbos objektai šitoj šaly? Nu, okei, tai kur mes nusirysim? Kaip? Kur nusirysim? Tai jeigu nėra nieko švento, tai tuoj pradėsim krėsti ir nacionalinį operos teatrą, ir nacionalinį dramos teatrą. Kas? Jau ten buvo, teisingai. Bet su tokiom kavaleristiniam atakom, tai toli nenujosim. Jau tuoj pradėsim krėsti ir nacionalinio stadiono statybų klausimus. Bet Lemendauskas už tai jau atsidėjo. Ką? Gerai, gal čia ne pats geriausias pavyzdys, bet su tokia nepagarba nacionaliniams objektams tuoj prasidės kratos ir nacionaliniuose valdovų rūmuose. Tai dokumentų poėmis jau atliktas, jūs vėluojat su savo pasipiktinimais. Kaip? Gerai, gal čia ne pats tinkamiausias pavyzdys, bet žinot, aš pasikeisiu su tokiom jėgos struktūrų savivalėm, tai netrukus prokuratorių desantas nusileis ir Neringos nacionaliniam parke. Jūsų žiniai ten jau patvirtintas generalinis buldozeriavimo planas, tai nemažai administracijos žada persikelti į nacionalinį pareigūnų kalėjimą. Tai palaukit, reiškia, neliks nei vieno nacionalinio dalyko, kur neapsilankė prokurorai? Liko nacionalinė futbolo federacija. Šitaip žaidžiant be prokurorų neapsėsi.